šaunieji mokytojai inovatoriai ir visi, kuriems rūpi šiuolaikiniai mokymosi būdai. Šiandien mes matuojame svorį. Geriausiai mokiniai išmoks praktiškai sverdami daiktus, tačiau į pagalbą pasitelkus įvairias kompiuterinės priemonės mokymasis bus smagesnis, o jo rezultatai efektyvesni. Demonstruojama pateiktis leis apžiūrėti įvairiausių svarstyklių rūšis, juk nei tiltinių, nei ūkinių svarstyklių į klasę neatsinešime. Pamokoje mokiniai svėrėsi, užrašė rezultatus. Įdomu, kurie iš mūsų lengviausi ar sunkiausi, o gal vienodo svorio? Į pagalbą pasitelkėme kompiuterinę priemonę Mano darbeliai ir beveik akimirksniu sudarome diagramą. Sveiki, čia programa Mano darbeliai. Pasirink, ką nori daryti. Palygink savo draugų svorius. Neseniai vaikai susipažino su Saulės sistemos planetomis. Šiandien tinkama proga pasmalsauti, ar sunki mūsų Žemė. Kompiuterinės priemonės Gamta ir žmogus demonstracija planetų masių palyginimas leido vaikams pasverti ir palyginti Žemę su kitomis planetomis. Pasitikrinkime, ar viską išmokome. Niekada nenusibostančios pelių išdykėlių užduotis tam puikiausiai tinka. Microsoft Mouse Shift kompiuterinio įrankio pagalba įtvirtiname, pakartojame, ką žinome apie svorio matavimo prietaisus, svorio matus, svorio matavimą senovėje. O taip pat įsivertiname savo žinias bei gebėjimus. Apibendrindami 2 pamokų veiklą, mokyklos svetainės forumo temoje įsivertinkime vaikai atliko ir kitokią, Gmail elektroninėme pašte sukurtą nuotolinę apklausą. Čia mokiniai įsivertino savo pastangas, užduočių įdomumą, sutarimą su draugais. O kad supratimas apie svorį ir toliau lavėtų, namuose per pertraukas mokiniam galime pasiūlyti pažaisti mokomųjų kompiuterinių žaidimų. Juos vaikai susiranda mokyklos svetainės skyrelyje IKT mokykloje. Čia patalpintos įvairiems dalykams, o taip pat matematikai bei svorio matavimui skirtų kompiuterinių priemonių nuorodos. Juk smagu sverti linksmuosius ufonautus, išvežioti siuntinius ar laiškus, parinkti tinkamus svarelius žvėrelių svarstyklėms.